Ostapo Benderio pasekėjai prie lošimo stalo. Iššifruotas siužetas. Šilutės ligoninės vaikų skyrius. Keblumai ir nerimas pediatro akimis. Pamario talentų konkursas Šilutėje. Neringa tarp mažųjų savivaldybių geriausiai įvertinta pagal biudžeto rodiklius. Rytoj naujas Šilo karčiamos laikraščio numeris. Ne vienas šilutiškis, o gal tiesiog Pamario krašto gyventojas debatuose, turėjo galimybę pažinti pretendentus valdžion Šilutės rajone. Puokštė išties gausi ir spalvinga. Bene ryškiausias atstovas – Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėjas, Šilutės mero Laurinaičio bendražygis Arūnas Pupšys, spalvas išskleidęs visai neseniai. Į akis krenta viena detalė – balotiruojasi kai kurie jau ne vieną kadenciją savivaldybėje, pagarsėjusioje sisteminės korupcijos apraiškomis. Kai kurie įsišaknyja čia po 20-30 metų savo postuose. Tik kartais apsikeisdami postų taburetėmis, bet Kapitolijuje lieka, yra išlaikomi mokesčių mokėtojų pinigais ir vargo nemato. Visa sistema veikia harmoningai, be trikdžių, garantuodama konkursų laimėjimą reikiamiams subjektams, nes išties, kogi ten tupėti, jei neturi naudos. O nauda iš jų juntama gausių investicijų injekcijomis vis tiem patiem turintiems savo verslus. Verslininkas savivaldybėje – geriausias variantas. Šeimos verslai pasaulyje, kaip sako statistika, patys patvariausi, o susicementavę korupciniai ryšiai – patys naudingiausi, svarbiausia tęstiniai. Ilgai grojanti plokštelė, taip sakant. Sakote apkalbos ir šmeižtas? Kažin, juk nesant pagrindo tų kalbų nebūtų išvis. Bet piliečių pasipiktinimas auga, nes ši praktika tapo norma, nediskutuotina ir nesmerktina. Vyšnaitė ant torto tapo slaptai filmuota Ritos Miliūtės paviešinta medžiaga, lošimo kortomis turnyras, kuriame matosi Šilutės savivaldybės įstaigos VŠI Šilutės sportas direktorius ponas Dainius Gricevičius, ekspolicininkas pensijoje tarybos narys Arūnas Pupšys bei neaiški personalija su kriminalisto leksika. Kaip pašnekesyje girdėti, nugara sėdintis veikėjas ponui Pupšiui garantuoja galintis įmesti į dielą 500 000, gundantis pažadas ar ne, už tokią sumą nemenkos apimties reikaliukas turėtų būti spėjami. Ir siūlymas vyksta tarybos nariui jaukioje aplinkoje dalinant kortas. Kortos labai populiarios kalėjimuose ir siejamos su Šulerio vardu. Toks savotiškas štrichas pilnam veikėjų portretui. Kad būtų aiškesnis panoraminis ryšių ir sąsajų vaizdas, atskleisime, kad Pupšys yra dabartinio mero vedamos partijos vardan Lietuvos sąraše numeris 3 ir save pozicionuoja vietos Cezariu, žmogumi artimu imperatoriui, beveik prezidentu. Kokia bus atomazga, pamatysime po rinkimų. Baisiausia yra tai, kad Šilutės rajone sunaikintas gyventojų pasitikėjimas valdžios struktūromis, dėka tokių štai veikėjų. VŠI Šilutės sportas, kuriai vadovauja Gricevičius veiklą, galite įvertinti patys nuėję prie buriavimo bazės. Ten sovietmečio kvapelis persmelkė kiaurai. Atrodo, kad nuo brežnevinių laikų čia nebuvo daroma nieko. Partijos vardan Lietuvos skyrius susikūrė 2022 pavasarį ir joje atsidūrė visas auksinis senimas. Meras Laurinaitis, buvęs administracijos direktorius Piniginė, Pozingis, rudenį su antrankiais išvestas iš namų STT vyručių. Tas pats Pupšys. Tik STT skandalo metu meras Pozingio skubiai atsikratė ir įsigynė kaip nereikalingo balasto. Kam gadinti savo šviesų veidą prieš rinkimus? Donas Korleonė turi būti skaidrus kaip krištolas. Jis įprastai pats savo vienas, kaip atraminis tautos stulpas, kaip švyturys nušviečiantis Pamario dangų. Bet ar tikrai nesusijęs ir tyras kaip kūdikio ašara? Nuotraukose viešose renginiuose, pasveikinimuose ir rankų paspaudinėjimuose, kurios meras labai mėgsta, matome tas pačias kombinacijas. Meras su Pupšiu, meras su Pozingiu, meras juostelių karpytojas atidarant rekonstruotus buvusius našlaičių namus prie katalikų bažnyčios. Šios rekonstrukcijos rangovas tiesiog po juostelės kirpimo ceremonijos STT patalpinamas areštinėn. Simptomatiška kažkaip. Tai ar vis dar tebesame laukiniuose 90-uosiuose? Gal mafija apsivilko kostiumus ir dalyvauja pelningiausiame biudžeto pinigų dalymosi versle? Juk yra posakis, kad būtent toks verslas šiuo metu yra naudingiausias, sėdint lotoso pozą valdžioje prie biudžetinių pinigų šaltinėlio. Metaforiškai pasipuošus auksiniam grandinėm, treningiukais ir besimėgaujant intimiom tiuremšikų istorijom apie savo pasiekimus sekso srityje. Daugiau cinizmo, kaip pasakytų Ostapas Benderis, žmonėm tai patinka. Jei leidžiate, tylite ir nuolat renkate vis tos pačius kloakos herojus, te žydi smarvė, te vagia elitas ir te prasmenga viskas gražiai. Argi ne to trokštate?
Klausimas retorinis ir kviečiantis susimastyti. Nepamirškite, sekmadienį rinkimai. Klausau. Labas rytas. Labas. Ar kalbuosi su ponu Balčyčiu? Taip. Jums čia skambina iš Mažosios Lietuvos televizijos Raimonda Canderienė. Tiesiog norėjau jums užduoti tokį klausimą. Norėjau komentaro dėl savo patarėjo elgesio, dėl Arūno Pupšio. Jūs girdėjote tikriausiai, ne? Jo lošimą ir sandėrio aptarinėjimus su kažkokiais neaiškiais kriminaliniais elementais. Dėl sandorių tai nežinau, dėl lošimų kažkiek girdėjau. Bet čia... Tai gerai, koks klausimas? Tai klausiu, kaip jums pačiam, juk jis jūsų patarėjas. Tai aš negaliu žmogaus, kai sako, privataus gyvenimo kontroliuoti, o iš kitos pusės, tai čia buvo... Taip, bet čia darbo metu vyko tas lošimas, suprantate? Kažkoks kriminalistas atėjo, siūlo jam $500,000 įmesti į dielas, būnant tarybos nariu. Šitą nežinau. Jeigu jau kriminalininkai sako, kiti kai sako dalyką aiškina. O aš tai manau, kad jisai, kiek aš jo klausiau, tai jisai nedarbo metu lošė ir tas lošimas... Ne, čia darbo metu viskas vyko. Juk tai buvo pietus, apie 3 valandas dienos. Tai pas mus darbas kaip patarėjo, tai yra neribojimas. Aš, pavyzdžiui, kai mes turim kažkokių darbų, tai mes apsidirbam, bet kiek aš žinau, kiek kreipiasi žmonės, jis visada neatsakydavo, priimdavo juos ir viskas. Bet šiaip moralumo klausimas. Ir komentarai apie moteris, ir šiaip jau kažkokia kriminalistinė leksika bendraujama buvo. Tai... Nežinau, aš tai negirdėjau tų, kai sako, įrašų. Vertėtų pasiklausyti. Vertėtų pasiklausyti dėl portreto bendro. Su kuo turite reikalą? Aš manau, kad visi žmonės kartais... Bet ne tokie. Jis man, kai sako, manau šitam, mano, kai sako, kaip patarėjo darbe, tai nemaišo, netrukdo. O tenai, kaip jo yra asmeninis gyvenimas, su kuo jis ten bendrauja. Dėl situacijos Šilutės ligoninės vaikų skyriuje skundžiasi mamos. Esant stresiniai situacijai, su vaiku atvykus ligoninėn, tai suprantama, čia nėra ta vieta, kur atsipalaiduojama, veikiau priešingai. Pandeminis laikotarpis stipriai dunkstelėjo, o aidas tebeaidi. Vaikų skyriuje teliko 11 lovų, o ir jo išlikimo klausimas skendi migloje. Dabartiniai politikai apie tai kalbėti vengia, kad nesusigadintų reputacijos, na, o gyventojams teks susitaikyti su ateities pokyčiais, kokie jie bebūtų. Apie situaciją kalbame su pediatrė Šilutės vaikų skyriaus gydytoja Regina Kulpenė Jaunienė, kuri arčiausiai vaikų. Pagrindas iš tiesų yra tik 11 vietų. Skyrius yra mažas. Trečias dalykas, jie ateina į stacionarą ir galvoja, kad čia toj pat viskas bus išspręstos visos problemos. Jeigu taip atvirai kalbant su tavim, tai pavyzdžiui dažnai ir meluoja, kad susirgo vakar ten ar dar kas nors, arba atvirkščiai serga jau senai ir tik va sukarščiavom ar kaip to nors, tai žinai, visko būna. Ir man tiesiai pasako, mes norim gultis ištyrimui. Mes tada gražiai pasako, mes galim ambulatoriškai apžiūrėti, turit palaukti, bet guldyti nėra nei vienos vietos. Kiek būna taip, kad nei vienos nėra. Nei vienos. Net procedūriniam lašo 11 ta vieta vadinamoji procedūriniam reanimacija lašo sistema, bet aš tai einu į budėjimą ir nervuojuos, kad tik vietų būtų. Tai greitoji, jeigu atveža, mes privalom visus priimti apžiūrėti. Tada tu žinai, įvertini būklę, ar toj pat atvažiuokit, ar neatvažiuokit. Jeigu pasako, ne, mum yra labai blogai, vietų neturi, tai gerai, tada tiesiai važiuoti Klaipėdą, nėra ko pas mus važiuodamas. O pas mus nėra vietos. Vat už tai, supranti, Raimonda, tu nežinai, mes ten ne tik prašėm tų klausimų, nieks mums neleido. Ten toks jausmas, kad buvo konservatorių ir mero suorganizuota ten dešinė pusėta, rėkimai, kaukimai, visi ir taip toliau, kad kai buvo paliesta būtent klausimas vaikų skyriaus,
Tai jisai gan grubiai, netaktiškai ją ir pasakė, čia viskas yra gerai, vienu žodžiu, ten viskas yra tvarkoj, dirba geri specialistai ir taip toliau. Aš pakėliau ranką. Niekas nekreipė dėmesio, tada aš atsistojau ir pasakiau, kad noriu replikos. Tada žmonės pradėjo šaukti, leiskit pasisakyti medikui. Meras tokiu žvilgsniu baisiu pasižiūrėjo į mane. Aišku, ir būčiau pasakius, kad tai yra tiesa, 11 lovų, mes drebam, kad neturim kur guldyti, žmonės pyksta natūraliai ir taip toliau, žinai. Sakau, mūsų yra tokios galimybės. Nu, ir sakau, čia suprantat, tie gydytojai daugiau nieko negali padaryti. Ir visą pultį gavau aš apie tą vaikų skyrių, kaip budžiu, mano mieloja, aš sakau taip. Jeigu jau jums bus blogai, ar kas nors pasikeis, kvieskit, nes pirmumo teisę jūs turit gulintis, o ne tie, kurie koridoriui laukia. Taip. Tokia tvarka. Ir čia aš tai neįsivaizduoju. Pavyzdžiui, ir kitas dalykas, jeigu jau pagalvojus, kaip čia dar tiesa meras pasakė, čia nėra ko šnekėti, ligonės neuždarys, viskas čia bus gerai, lelelekė. Vienu žodžiu, jis viską žino, viskas Dievas ir taip toliau. Taip. Paskui man koncertį sako, atsiprašau, aš kalbėjau pats su vyrgydytoju ir jie nėra taip užtikrinti. Tai tu pati suprask, dar kartą kartuoju, slauga, dienos stacionaras, vidaus. O kiti visi skyriai mes nežinome. Čia gerai, čia bus per pusmetį baigta, kurie skyriai liks. Nežinau. Informacijos pakol kas nėra. Tyrimas parodė, kad Neringa užima pirmąją vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių pagal finansinį tvarumą ir investicinę aplinką. Nuo 2011 metų sudaromam Lietuvos savivaldybių indekse šiais metais dėmesys skiriamas savivaldybių finansiniam tvarumui ir investiciniai aplinkai. Aukščiausias vietas Lietuvos savivaldybių indekse užima tos savivaldybės, kurios yra mažiausiai finansiškai priklausomos nuo valstybės dotacijų, efektyviai valdo skolą, nevykdo vidaus sandorių bei kuria palankią investicinę aplinką verslui ir gyventojams. Neringos savivaldybė vertinta pagal biudžeto rodiklius. Geriausiai tarp mažųjų savivaldybių Neringa pasirodė pagal surenkamas pajamas. Kaip rodo tyrimas, Neringa savarankiškai surinko 50% pajamų, lyginant su valstybės skiriamomis dotacijomis. Be to, Neringa yra tarp savivaldybių surenkančių daugiausiai materialinių investicijų. Vienam gyventojui tenka beveik 5,5 tūkstančio eurų materialinių investicijų per metus. Neringoje skaičiuojama didžiausia imigracija. Be to, lenkiamos visos šalies savivaldybės pagal išduotų pratęstų verslo liudijimų skaičių. Sveikinimai neringiškiams. Pamario talentų konkursas Šilutėje. Vasario 23 dieną Šilutės kultūros ir pramogų centre nuskambėjo 9. Pamario talentų šou. Jame dalyvavo solistės Fausta Balodytė, Goda Čelagonija, mokytoja Kasparaitytė, Ritos Kurpeikytės vadovaujamo šokių kolektyvas Atlaja, ansambliai ir atlikėjai iš Klaipėdos, Palangos, Gargždų, Kintų, Katyčių. 15-metė Mėta Visminaitė iš Palangos išrinkta geriausia konkurso vokalistė.
Šilo karčiamoje skaitykite. Išgertuvė Šilutės turgavietėje ir prie ežero baigėsi atostogomis už grotų. Paveldo objektų paslaptis. Ar yra kas slėpti? Hugo Šojaus muziejus dalyvavo knygų mugėje. Piktupėnuose mokyklos patalpose kūrėsi verslas. Paukščiai pavasarį pajuto jau sausio mėnesį. Vitos Stulgienės knygos Laiškai iš Rusnės ištrauka.